Labai tingiu rašyti, todėl atsakysiu va tokiam formate. Yra vienos merginos klausimas toksai. Ar dažnai nusileidžiate savo vyrams? Ar jūs tik iš tų nuolankių avelių, kur su visko sutinka ir būna jo viršus, ne jūsų? Kaip tai įtakoja jūsų santykius? Žiūrėkit, visų pirma, tai labai svarbu, kad santykiai būtų pradėti teisingai. Bendravimas, ta, sakykime, santuoka būtų pradėta teisingai. Ir, na, realiai šičia turėtų tikriausiai būti atvirkščiai. Vyras turėtų pastoviai nuolaidžiauti moteriai. O moteris, nuolaidžiavimas vyrui lepina. Negerai, nelepinkit savo vyrų. Lepinkit kitoj vietoj. Lepink dėkingumu, lepinkit tuo, kaip sakyt, pagarbą. Vat šituo dalyku lepinkit. Bet nuolaidžiauti, ne, tu užsimanėjai, aš noriu, tu turi tam teisę, nes tu esi moteris. O vyro teisė, demonstruoti savo meilę ir rast būdų, kaip tavo įgeidžius, išpildyti. Ir per tai vyras, jisai kelia savo savivertę. Per tai jisai tampa vyru. Taip kad nenuolaidžiaukit vyrams, ne. O vyrai, nepykit, bet jūs tam ir sutverti, kad jūsų moterys būtų laimingos.